Garantuotai. 100% svorio numetimo garantija, sako vienas reklaminis puslapis. Jau pirmą dieną numečiau 2 kg, pritarė patenkintas programos dalyvis. Tik 7 programos dienos, negrįžtami pokyčiai ir iš esmės pasikeičia mitybos įpročiai. Taip nebūna. Sakau, kas sakinė. Nebūna. Tai, kiek žmogus sveria, priklauso nuo to, ką, kiek dažnai ir kiek jis valgo, kiek jam patinka maistas, kurį jis valgo, kuo jis serga, kaip jis jaučiasi ir emociškai, ir fiziškai, kiek jis nuolat ir konkrečiu metu juda, kokius vaistus vartoja, kiek ir kaip gerai miega, ar patiria stresą, galiausiai nuo to, kokius genus jis ar ji yra paveldėję. Nors skaičiavimo būna įvairių, bet sakykime, kad kilogramui papildomų riebalų sukaupti, reikia suvalgyti ir nesunaudoti apie 9000 kilokalorijų. Standartiškai sakoma, kad vidutiniam žmogui per dieną reikia suvalgyti maisto, kuris prilygtų apie 2000 kilokalorijų. Tai bent jau reikia ne tik nieko nevalgyti, nors dieta sako, kad valgysi sočiai, bet ir kažkur sudeginti kažkur 16 000 kilokalorijų. Ar netekti apie 2 kg skysčių, nes per dieną raumenys tiek tiesiog nesunyks. Tai, nežinau, arba visą dieną reikia praleisti tualete, arba kilnoti nepakeliamus kalnus, arba kažkas čia ne taip su matematika. Ką reikėtų žinoti? Įpročiai formuojasi lėtai, nes turi būti įrašomi naujai suformuotose smegenų neuroninėse jungtyse. Tai trunka nuo 18 iki 254 dienų, vidutiniškai 2 mėnesius. Tai priklauso nuo motyvacijos, aplinkos ir palaikančių veiksnių aplinkoje, suvokiamo atpildo už būsimą įprotį ir trukdžių dabartiniai aplinkoje. Not so easy. 7 dienos tokiame kontekste skamba geriausiai kaip galimybė susipažinti su dieta, kurios po to reikės laikytis visada. Visam laikui numesti svorį galima tik visam laikui pakeitus mitybos įpročius į teisingus. Tai štai tokie faktai, kurie iš tiesų veikia realybėje, neveikia nei 7 programos dienos, nei per tiek laiko nesusiformuoja negrįžtami įpročiai ir jau tikrai negali niekas duoti 100% svorio numetimo garantijos. Tiek žinių. Linkiu galvoti savo galvą. Taikos ir ramybės.